Labas rytas, suraitytas. Šiandien graži diena, bus pilna visokių staigmenų. O čia dabar staigmenų pirmiausia man pačiam. Čia dabar matau, kad kažkas yra. Kažkas yra atvažiavęs. Tai ir pradedam. Mažai žingsneliais į svajonės kainą. O kas tenai mūsų laukia šiandieną, pamatysi toliau. Važiuojam. Ir kažkas lūkuriuoja. Labadiena. Labadiena. Kur atvykote? Atvykome Kur važiuojat? į Lempingą. Šiandien aš ne vienas, šiandien aš čia, šiandien su manim yra svečių. Būsim dviese. Čia iš tos serijos, kai labai nori pabandyti, kai labai lauki pavasario, o pavasaris dar ne už kalnų, bet turim labai gražią žiemą. Ką mes šiandien darom? Pasirodo, jau be manęs Karolis padarė darbų. Turim nukastą kelią. O ką mums jo čia reikia? Prūdą, aišku, dar nespėjom atsikast. Pačiūžos bagažiniai, juokauju. Šiandien mes, esant tokiam nuostabiam orui, išbandom mūsų glempingo palapinę. Tai ją statomės čia. Turim pečiuką, turim malkų ir pažiūrėsim, kaip pavyks mum pernakvot šitam nuostabiam grožį prie temperatūros minus kiek? Minus 14 gal bus, bet jausis kaip 18. Dabar diena kaip ir smagu, saulė šviečia, turim 9 laipsnius, turim termometrą, turim visokių kitų žaislų, tai bandom prisivaryti techniką ir po truputėlį ruoštis. Pagalvojau, kad čia reikia pasidaryti šitą apžabėtį vietą. Aha, garažą. Sudarysim garažą. Jeigu yra tokių pačių bendraminčių, kurie labai nenori laukti pavasario, moka elgtis su kastuvu ir dar nebaigęs žiūrėti video, nori pabandyti išgyventi vieną naktį glempingę žiemą, parašyk komentarą, susitarsim. Dugną. Taip. Įsigam dugną ir tada nebetrukdo keliam. Tai tada reiškia dugno užtrauktukas yra. Palauk, va. Va čia dugno užtrauktukas pagrindinis jo. Tai palauk, gal tikrai va taip va išversti jį. Va taip va. Op. Kad visur, va ir čia jo pradžia.
trumpas intro, turim pradžią, pasistatym. Kreivai šleivai, bet nėra skirtumo, nepatogu, reikia kastis, tai žodžiu, turim palapinę, su kokiais iššūkiais susidūrėm. Koliukai nesilaiko, nes šiaip įšalo tai kaip ir rimto nėra. Tada čia nuplėšiau vieną kilpą ir antrą kilpą iš didelio noro įtempt. Prašau, dar vienos kraštinės neįtempiau. Nu va, o jau pradėjau girtis, kad pasistatėm. Einu įtempt ir toliau papasakosiu, kas čia kaip atrodys. Tai antras dublis, pabaigiu pasakot, kad įtempiau tą galą, tai žodžiu, va taip va, atrodo mes viduj. Dabar Karolis mane paragino, kad statom pečiuką, kūrenam ir žiūrim, kaip čia laikosi ta temperatūra ir kaip čia kas atrodys, nes jau saulytė tuoj nusileis ir bus tamsu. Važiuojam. Skrendam. Taip. Ir tada lovas 1, 2. Susidedam vamzdžius, ne? Tikrai žiūrėti reikia, kad juškelą yra čia. Yra ten. Šiaip turėtų labai gražiai susinerti. Taip. Ne? Ne. Ne. Turėtų. Tai gerai viskas, šiokį. Nu, ne iki galo. Ne. Tai jis normaliai šitas. Viskas savo. Pliumpšt. Taip, dabar spėju. Šitas turi būti. Nežinau, kokiam aukštį ta juška turi būti. Gal per aukštai biškį juška. Instrukcija? Instrukcija. Pamatysim, pagyvensim. O tai va, skylė man šitą nepatiko, aš ją noriu už... Nu tai va, pečių reikia... Dar per mažai tikriausiai. Stop. Tai jeigu čia lovos turės, tai gal į tą pusę reikia pečių pasukti. Nu, tipo. Arba gerai, gulė ir dedi malkas. Nu taip. Tai gerai, prikelk. Pripatkelk. Ir... Jaučiu dar vieną čia priekį. Nežinau šiaip iš tikrųjų, ar čia reikia tokio dalyko, bet... Nu, o ko ne? Safety first. Taip. Dar pakelk. Va taip, ne? Nu jo, kažkaip. Bus ir malkom padėti. O šiaip žinai ką realiai? Gerai. Ne, viskas gerai. Viskas gerai. Taip, čia gerai. Čia dabar man pažiūrėti, taip juška atidaryta, taip uždaryta. Gerai. Nežinau, ar čia reikia parintis dėl šitos skylės. Blogiau nebus. Taip. Norėjau. Tuoj dar biškį keliuką iki mašinos prasikasam, nes įsivaizduoju, kad ne paskutinį kartą čia eisim. Ir svarbiausias atributas, kurį šiandien tikriausiai ir pažiūrėsim patys ir parodysim jum ne vieną kartą. Myslė. Kai šilta kyla, kai šalta leidžia.
Sugalvojau, kad išsisuksiu va taip va kažkaip. O šiaip, tipo Litagro yra tas dalykas. Nu. Nežinau, ar tikrai aplink kaminą. Taip, dabar, žiūrėk, aš įsivaizduoju tikriausiai va taip va. Palauk, bet tai palauk. Tipo va, vieną prakišo, o ką kitą. Lipneškė apviniota, ne? Nežinau, ar reikia, bet... O kažin tas pasikėlęs snapas. Gerai? Pamatysim naktį. Pamatysim, ne naktį, dabar pamatysim, bandom kur. Kuriam, žiūrėjau šitą. Taip, šitą turim. Lamba jamu kaip šitą, kaip auksą. Gerai, sakai. Saulelė nusileis. Nieks namo neįleis. Gerai, dabar tu laikyk kaip auksą. Ta prasme, mes šiaip... Čia yra valiuta, va. Mes- Dabar va, valiuta mūsų. Mes šiaip čia kaip ponai, ta prasme, Svajonių valiuta. su priekaba, su malkom žmonės. Žiūrėjom čia su Karoliu, žmonės miške eina, pjauna kažką tai. Ne, tai čia mes neatkorime. Bet norėjom, Gerai leidžiam laiką. tiesiog norėjom pabandyti. Nu, tai vat, tu žiūri auksų nesaugai visai. Nu, gerai. Bet mums čia pirmas kartas toks, tai mums tai, Bet mums čia pirmas yra kartas. big deal. Saulė leidžias, nes dar pečiaus neužkūsim. Šito tikriausiai nebemeruosim, ane? Ant pečiaus. Taip. Palauk, einu dar malkų paviniosiu daugiau, kad smulkiau būtų. Priimsi? Dabar atrodo, pagavo, ne? Pagaus, žinai, kai normaliai tikriausiai įsikurs. Nežinau, čia kas ką pagavo. Nežinau. Dega tai labai sunkiai. Dega labai sunkiai. O, dabar jau traukia. Dabar jau net girdžiu, kad traukia. Vakaras wow. Vakaras wow. Vakaras. Ką? Ne. Nu viskas, žobis dan. Varom ruoštis kitus dalykus. Nu, nieko negaliu pasakyti. Nuostabus vakaras. Ir neblogas pasiruošimas pradžiai. Tai turim lauko šildytuvą.
Dūmelis rūksta, nežinau ar matosi. Rūksta, matosi. Dūmelis rūksta. Patarimas mum patiem. Sekančias krosneles pirmiausia pradėti kurti ne viduj, o išsidegint lauke, nes nemalonus dažų kvapas. Bet šitą procesą atlikom taip. Apie ką sakiau, kad nekartą šiandien parodysim, tai turim termometrą. Lauke dabar rodo 11,5 laipsnio. Viduj įsikūrinėjam, įsirenginėjam. Viduj vyksta elektrifikacija. Elektrifikacija viduj vyksta. Tai pečiukas čia ir ką minėjau, kad parodysim, tai yra čia. Viduj buvo jau 8,5 laipsnio, lauke yra 11,6. Laikrodis nustatytas dabar blogai, paskui sutvarkysim. 8,5 mes dar kol kas atsidarėm dabar ventiliaciją viršui, kad išeitų dūmai ir išeitų nemalonus kvapas nuo krosnelės. Nu ką, saulelė jau beveik nusileido. O įsikūrėm, nu va taip va. Turim čia. Buvo mintis, kad darysim troškinį kazanę, bet nusprendėm, kad nevargsim ir maistą pasigaminsim. Sakysim iš Volto. Maistą užsisakysim tiesiog iš Volto. Ir dar vieną dalyką pagalvojom, kad galbūt padės. Nežinau. Va, čia turim tokią biškį švieselę. Užsidėjom ant krosnies šamotinių plytų, kurios turėtų tikriausiai šilt. Nu, žodžiu, dar kol kas lovų nesiklojam. Truputėlį atnaujinimas informacijos apie šitą dalyką. Plytos atleistas iš darbo. Plytos atleistas iš darbo. Nepavyko. Kodėl? Labai smirdėjo. Žodžiu, gavas taip, kad seno pečiaus plytos su suožiai su viskuo sudėjom ant šito dalyko, galvodami, kad jos sušils, jos sušilo. Bet smarvė belenkokia ir, žodžiu, atsisakėm šito varianto. Kol kas esam atsidarę dar ventiliaciją ir greitas informacijos atnaujinimas. Tai taip, viduj turim 17,5 prie pečiuko ir 13,4 laipsnio šalčio. Gal išsiverdam arbatėlės dabar? Arbatėlės. Turim ryšininką. Reikia toj ryšio pasukti. Užvesim. Galim klausyti toliau. Ne juokas. Va, ryšininko aparatas. Jo. Pilkite. Taip, palik, tegul būna. Kad tegul būna, sužinosim, ką daryti antrą pensijų pakopą. Ir dabar pabandėm įsidėti vietoj malkų briketą. Jis dabar taip iš lėto dega. Iš lėto leidžiasi saulė. Tai gerai, tegul dega. Ne, nemetam. Įmetam. Dėr, karšta, viskas ok, tipo... Kaip ir ok, bet, pavyzdžiui, dabar man sėdint, žinai kas? Jau čia reikės pasikeisti termorūbą, nes jaučiu, drėgmę? kad... Ne drėgmę, kad nuo megztinio man šilta, Jo, o nuo to... Tai tu jo, taigi tu su polisteriu dabar. Taip. Tai užsidėk merino. Gerai. Turi? Ne. Mes pasitarėm ir nusprendėm... Duom 4 laipsniai, seniai. Nu, va čia kur sėdim. Pasitarėm ir nusprendėm, nes norėjom važiuoti pipyrų. Dar kažko mums reikėjo, dėl kažko reikėjo kažkur važiuoti.
Pasitarėm ir nusprendėm, kad mums nereikia jokių pipyrų. Čia tavo? Čia mano. O čia tau? Tai, žodžiu, jokių mes pipyrų nevažiuosim. Darom kareivišką košę. Kas virsis grikiai, Taip. dėsis mėsą. Svogūno pakepinsim. Nu to, ant ko pakepinsim? Tai keptuvę tu turi. Turiu keptuvę, gerai. Žiūrim. Laukia kyla 13,5, beveik 13,6. Viduj nuo 22 nukrytom iki 9,8 laipsnių. Patraukiam. Bet to pasekoje turim švirtus grikius. Kepsim svogūnus ir konservuotą kiaulieną. Tušonką. Eik, tu gerai. Ai skanu bus, ai skanu. Sauguniukas kepa, o tu dabar šnyki, ką čia darai? Jau barnyten vedė. Eik tu savo. Tu nieko nekepk. Jo. Gerai ir taip. Ir taip gerai, nu. Labai gerai. Grįžt. Čia bus vietoj pipyrų. Skonis kitoks, bet... Eik, tu čia dar taip reikia. Jo. Matai kaip kvepia. Matai kaip kvepia. Matau, kaip kvepia. Susitiksim sekančiam žingsnį. Žmogus nuo ryto nevalgęs. Kur mes skūvom, sako. Aš tai gerai, aš tai valgiau. Bet ne šokoladą prisivalgėm dabar. Na, aš jau nuo riešutų sotus, bet... Va, tai dar papjaustysiu daržovę. Ai, nepjaustas, negadink daržovę. Turi skaniau. Ne, pjaust, ne. Reikia. Man tai nereikia. Reikia. Ne. Toks gražus pomidoras. Gerai, dabar komentaruose. Pasakykit, kaip jūs darytumėt. Čia yra grikiai. Čia yra... Bet ne jį, tiesiog šonę. Ai, tai nieko nerašykit komentaruose. Aš galvojau, Reikia. šitas žmogus, Ne. šitas va sugalvojo tą daiktą įdėti į tenai. Okei, tai Šone, tiesiog. žinoma, tai aišku. Tai niekas nieko nerašykit jokiuose komentaruose. Kaip šitas patiekalas vadinasi? Svajonės kainos košė. Vat bus mūsų kareiviška košė. Ne šalta viduj, tikrai. Normaliai, ta prasme. Ne, viduj tai šilta. Ir ypač atėjus iš lauko, tai wow, kaip šilta. Tikrai? Jo. Valgom. Panašu, kad būsiu apgavęs biškį draugą, nes sakiau, kad palapiniai prisikuriant iki 22 laipsnių easy peasy, o iš tikrųjų turim dabar viduj 4,9 laipsnio, laukia 14,5 šalčio. Darom bandomąjį labanakt. Noriu paminėti tik tai, kad mes pirmą kartą esam gamtoj žemiau nulio. Tai tas žemiau nulio 15 laipsnių ir panašu, kad naktį žada šiandien iki 20. Reikia tai atšaukti iš serijos. Sakėm fūrą. Jie rusena, bet neduoda šilumos. Ir esmė ta, kad temperatūra labai šokinėja. Mes laukia turim 14,5 minuso. Viduje yra 9,5. Tai jeigu tik tai malkos baigia rusent, atvėsta viduj,
Aš nežinau, kaip iš tikrųjų tikri stovyklautojai daro. Miegmaičiai tai komfortiška, viskas ok, bet viduj krenta ta temperatūra. Ir susidūrėm su kita problemėlė, kad nuo intensyvaus kūrenimo pečiukas jau yra pilnas anglių ir jos nespėja sudegti. Kažkaip tai taip mes leidžiam tą laiką. Radiją paklausom radiją. Joj. Joj. Čia Latvijos šitai. Čia miegot norisi? Ne. Jeigu miegot norisi, sakyk. Nesinori. Jeigu norėsis, tai sakyk. O kas? Negeras ženklas. Ketvirtą atsikėlė. Ai, nu. Labas rytas. Suraitytas. Suraitytas tai tikrai. Suraityti mes. Mes abu suraityti. Va. Va. Liuks. Iškila išvyka mūsų šitą glampingas ar kas. Ar kaip ten jį pavadint? Pavyko. Taip. Ko norėjom, to ir gavom. 3 valandos 26 minutės. Tai reiškia valandą sukam į priekį, kadangi vasarinis laikas. Laukia 16 laipsnių. Jau pradedam laukti ryto. Kur aš telefoną padėjau? Buvo meška atėjus. 4 valandos 26 minutės. Sausio 18 diena. Ką mes, Karoli, nutarėm? Mes nesam tie, kurie miega po šaka. Komfortiškai ganėtinai esam. Vasara mums patinka. Taip, nusprendėm, kad vasara yra mūsų laikas. Tikėtina, jog truputėlį kitom akim žiūrėsim ir žmonės, kurie tai daro, kurie stovyklauja žiemą. Ir jiem lengva, žinokit. Tikėtina, kad mes daug ko nematom ir daug ko nežinom. Taip kad... Metas pusryčiam. Ir po truputėlį tikriausiai ruošimės, dėsimės. Reiks viską surinkti atgal. Reikia viską surinkti. Atgal. Bet buvo smagu. Buvo labai smagu. Buvo smagu. Nu ką, labas rytas. Suraitytas. Part 2. Išbudėjom, ar išmiegojom, ar iš... Ir ta ir ana. Ir ta ir ana, bet... Bet pavyko. Bet pavyko. Išbuvom naktį. Išbuvom naktį. Palapinėje, kaip ir norėjome. Palapinėje, kaip ir norėjome. 6,52. 8 laipsnius viduj. 15,7 laipsnio laukia. Vat ir viskas. 7 valandos 54 minutės. Baigiam susirinkti lemputės. Eisim vyniot palapinę. Viskas turi savo pradžią, viskas ir turi savo pabaigą. Tai šiandien mes jau baigiam. Trumpai pakalbinsiu savo nakties kolegą. Karoli, kokie tavo įsivaizdavimai buvo, ko tikėjaisi, kaip atrodė iš tikrųjų ir kokie tavo pagrindiniai 3 patarimai, ką daryti ir ko nedaryti? Tai svarbiausia apranga, merino vilnos termo apranga, 2 komplektai, jeigu vienas pasistatymui, nesušlampa, kad galėtų džiūti ir šiaip tada neperšlampimi rūbai, neperpučiami rūbai. Galvojom, kad pečiukas geriau prišildys tą palapinę. Nemaža palapinė, tai pečiukui teko padirbėti gerai. Pečiukui teko padirbėti ir iš principo
turėjau įsivaizdavimą, kad 20 laipsnių turėti viduje bus labai paprasta ir Aš lengva. irgi galvojau, kad, kokius 18 tai tikrai turėsiu. Gerai, 16. Galvojau, sočiai bus. Ir taip komfortiškai bus. Aplink pečių buvo karšta. Bet taip, Žodžiu, gaunasi taip, metras kad aplink pečių. kad jeigu tu esi prie pečiaus, viskas okei, bet prieki šyla, nugara vėsta, šala. Taip, žodžiu, pabandėm, žinom, suprantam, dabar tuos žmonės, kurie nakvoja miške, jau jų video žiūrėsiu truputėlį kitaip. Bet, praeitas savaitgalis buvo -10. Jo? taip, praeitas Mes 10, nevaryti, nes šį savaitgalį planavo 0. gavom 17. Gavom 17. Tai buvo įdomu. Nauja Nelengva patirtis. buvo. Nauja patirtis, bet žinom, išmokom, sekančiam kartui pasitaisysim. Iki.